Sveiki. Trumpai ir išsamei apie Europos parlamento sesiją rugsėjo mėnesį Strasbūre. Kas buvo svarbiausia ir kur man teko galbūt labiausiai padirbėti ir aš tikiuosi pasiekti kai ką. Pirmiausia, išklausėme ponios von der Leyen, Europos komisijos pirmininkės ataskaitą, taip vadinama padėtis sąjungoje. Valandą 15 truko jos pranešimas, žinoma. Įvairūs vertinimai po pranešimo susijęs su įvairiais dalykais. Bet mano vertinimu, žinoma, jautėsi, kad tai yra priešrinkiminis pranešimas. Žinom, kad von der Leyen taikosi potencialiai į dvi pozicijas. Jinai gali tęsti darbą kaip Europos komisijos pirmininkė, galbūt tapti ir Šiaurės alijanso organizacijos NATO generalinė sekretorė. Ir jos pranešime nebuvo tokių, sakyčiau, aštrių kampų. Stengiasi išvengti kritikos valstybėm narėm, apskritai galbūt vienai kitai politiniai partijai arba regionams Europoje. Na, suprantami dalykai. Prieš rinkimus nereikia turėti varžovų. Ko pritrūko? Man pritrūko labai aiškiai arti esant pasakymo, kad remsime Ukrainą. Bet nebuvo nieko pasakyta apie sankcijas Rusijai. Jaugi mes jau su 11 sankcijos paketu baigėme ekonominį spaudimą Rusijai, jaugi mes padarėme viską šitoje srityje, nemanau. Ir štai tokio akcento man nebuvimas šiek tiek nubraukė kai kurios taškus nuo von der Leyen pasisakymo. Šios sesijos metu teko man pristatyti pranešimą apie padėtį, apie ES santykius su Baltarusija. Esu pranešėjas šiuo klausimu. Puikiai pavyko, man atrodo, sutarti tarp visų pagrindinių politinių grupių, radom gerą kompromisinį tekstą. Kompromisinį, kadangi buvo daug visokių pasiūlymų. Ir vienai par kitaip reikia atsižvelgti, įtraukti ir rasti būtent tą liniją, kuri atspindi, aš sakyčiau, tvirtą nusistatymą prieš Lukašenkos režimą ir tuo pačiu paramą tiems, kurie nori demokratizuoti, pakeisti, matyti kitokią Baltarusiją. 453 tiek parlamento narių pasisakė už, esu labai jiems visiems dėkingas. Ir kągi, reikės dabar viską įgyvendinti, o įgyvendinti teks kai ką. Pirmiausia, žinoma, sankcijų politika Lukašenkos režimui, paminėta beje ir problematika susijusi su Baltarusijos provokacijomis ant sienų su ES valstybėmis, tame tarpe Lietuva. Labai rimtas mūsų buvo dalis skirta ir Baltarusijos pro-europiniam pasirinkimui. Beje, ponia Cichanovskaja, kuri sakė kalbą ir buvo gerai sutikta parlamente, pagrindinė jos tema buvo vėlgi europinis pasirinkimas. Aš sveikinu, beje, Baltarusijos demokratinės opozicijos tokį aišku pasirinkimą. Anksčiau nebuvo kai kurio aiškumo šitoje srityje, bet pagaliau nekyla klausimo, kokia gali būti stabili, demokratiška ir auganti Baltarusija. Žinoma, tik Europoje, tik su Europa ir elgiantis europietiškai. Kitaip tariant, tas pagrindinis jos kalbos akcentas ir nudžiugino daugelį mano kolegų. Dabar reikia plano, o kaip mes tą dalyką pasieksime, žinant kad opozicija yra išvaryta, opozicija apribota veiksmais, bet aš manau, kai ką galima pradėti daryti jau ir dabar. Priėmėme keletą svarbių reikalų susijusių, pavyzdžiui, su vartotojiškų kreditų reguliavimu. Kreditai, kurie yra žemiau nei 100 tūkstančių. Pavyzdžiui, vienas dalykas, kad nustatomos lubos apmokėjimo kainai arba aptarnavimo kredito kainai, ar ne. Per 14 dienų po pasirašymo dar vartotojai galėtų ir kredito gavėjai apsispręsti, tai iš tikrųjų ar nori, ar galbūt pasitrauks nuo šito sprendimo. Manau, kad mums visiems, kurie dėja kartais privalome pasimti kreditą, kad sutvarkyti savo buitį, yra gera žinia. Buvo labai rimta diskusija apie Ukrainos grūdų eksportą. Savo pasisakymę aš paminėjau du dalykus. Pirma, nereikia pratęsti jokių apribojimų ES mastu. Jeigu reikia, Ukraina gali sutarti dvišališkai su valstybėm narėm, nes tų ribojimų išplėtimas, pratęsimas rodo ribojančią ES politiką. Reiškia, mes esame prieš laisvą prekybą, mes esame už
kai kurios ribojančius veiksmus, kurie gali būti ateityje atsikartoti tam tikrą politikos praktiką. Kągi, šį kartą tiek. Savaitgalis bus užimtas taip pat, keletas diskusijų Vilniuje. Penktadienį Liberalų sąjūdis renkasi į suvažiavimą, dalyvausiu tenai, paskui diskusijos su jaunimu, su visuomenė bus ir šeštadienis užimtas. Kitaip tariant, laukia įdomūs susitikimai. Iki.